Pilkapiam padaryti kažkokį ženklą, kuris kreiptų žmonių dėmesį, kas čia per vietą yra, nes lankaisi tą vietą, pilkapis, bet kas tas per daiktas pilkapis, kalvelė kažkokia, dar kažkas, niekam nieks neaišku, tai dar kažkaip ir vieną kartą mes ėjom iš mišką, iš grybavimą, mama sako, o būtų gerai pakeisti tų užrašų, tik tai, kad Palenkas Dvarykščiaus pilkapį, nu tai. Žavi tai, kad žmogus visą tai daro niekieno neprašytas, niekas jam nemoka tų vadinamų spalvotų popieriukų, kuriuos mes vadiname pinigais, eurais dabar. Tai tas tiesiog stačiai pritrenkia ir tikrai įžiebia viltį, kad mes tikrai turim gražią šviesią ateitį. Jeigu tokie žmonės, ar tokioj vartotojiškoj gimsta šitoj mūsų visuomenėje ir daro tokius darbus nesavanaudiškus, tai tikrai manyčiau, kad mes, lietuviai ir visos rasų gentys plačios, tikrai turi labai didelę gražią ateitį. Ogi pasirodo, kad yra ir daugiau tokių keistuolių, tikrų lietuvių. Tikri lietuviai, tikriniai žmonės, nuoširdūs bičiuliai, kurie nepamiršo savo šaknų. Gera buvo kartu pataukaloti. Talkon pakvietė Donatas Greičiūnas. Gerą pusdienį plušėjome,
šalindami nedidelius medelius ir nukritusias šakas. Talka, o dar pilkapynė, stiprus dalykas. Talkavojame su ypatinga nuotaika. Jėgos atrodė, kad niekada nepritruks. Eisim broliai tuta, tutava, eisim broliai tuta, tutava. Eisim broliai tuta, tutava, eisim broliai tuta, tutava, Mes miškuosna tuta, tutava. mes miškuosna tuta, tutava, mes miškuosna tuta, Nu, Donatai, sakyk, pavyko tau ar ne? Pavyko, aišku, vat, matosi, nu, čia nesimato, aišku, bet paėjus ten Tai atsivertų, bus talkų dar ar ne? žinoma. Gerai, ačiū. Su dievais ateinam, dievai tėliai, do dievai tėliai. Su dievais uždegsim gabiją, ugnelę dievai tėliai. Perkūne dievai tėliai, do dievai tėliai. Gera buvo kartu patalkavoti, tad grįžkime prie savo šaknų. Vienybėje galybė.